13 uždavinys. Na, pažiūrėsim, ar jis bus mums laimingas. Prisiminkime logaritmų savybės. Jeigu aš turiu logaritmo skaičius pakeltas kažkokiu laipsniu, tai aš tą laipsnio rodiklį galiu čia priekį parašyti. Jeigu būtų pagrindas pakeltas kažkokiu laipsniu, yra šios formulės taip pat ir jūsų egzaminų lape. Šitą skaičiuką taip pat rašome priekį, bet apversta. Kitaip tariant, rašome jam atvirkštinį skaičių. Štai mums prireiks šių savybių. Bandome. Pirmiausiai pažiūrėkime, kad mūsų pagrindai yra skirtingi. Čia pagrindas 9, čia 81. Kai žiūrime į logaritmus, visada pirmiausiai žiūrime, ar pagrindai vienodi. Taigi aš perrašau 25 padauginta iš logaritmo pagrindu 9, a parašau 1/5 pakeltą. Pridėti, šaknį paverčiau laipsnių. 12 kart logaritmas pagrindu 9 kvadratu rašau ir skaičiaus a. Štai, 9 kvadratu, todėl kad buvo 81. Dabar nukeliu, šitą 1/5 čia keliu, bus 25 kart 1/5 logaritmas pagrindu 9a, plus dvejetuką taip pat keliu, bet jisai verčiasi, atvirkštinis skaičius rašosi, tai bus 12 kart 1/2 logaritmas pagrindu 9a. Lygu, dabar suskaičiuoju, 25 kart 1/5 bus 5, logaritmas pagrindu 9 skaičiaus a, plus 12 kart 1/2 6, logaritmas pagrindu 9 skaičiaus a. Iš viso gaunu 11 logaritmas pagrindu 9 skaičiaus a. Pažiūrime, ko mums čia reikėjo. Sakė, mes galim pertvarkyti štai taip. N padauginta iš logaritmo pagrindu 9a. Žiūriu, 11 padauginta iš logaritmo pagrindu 9 skaičiaus a. Taigi mūsų N lygu 11.